Sveiki, esu Evaldas Karmaza, psichologas ir partneriaujant su Kauno švietimo inovacijos centru noriu Jūs pakviesti į renginį prieš paskutinę žiemos dieną. Vasario 28 nuo pietų kviečiu į susitikimą, kuomet 2 paskaitų bėgyje apsitarsime įdomią, jautrią temą apie mokinių motyvavimą. Apie tai, kaipgi mes jiems išaiškinam, kodėl verta stengtis ir eiti kiekvieną dieną į mokyklą. Tema jautri, tema yra sudėtinga. Pradžiai man atrodė, kad galbūt vienas rimtas pokalbis, galbūt viena kita gili frazė padės vaikams apsispręsti, kad vis dėlto verta stengtis. Deja, turiu pripažinti, kad tai yra ilgas procesas, susidedantis iš daug aspektų. Jūs galite viską padaryti, o tėvai pristabdys. Gali būti ir klasė pati netiesiogiai sukuria nesimokymo kultūrą. Gali būti, mes turim matyti ir visuomenės dabartinę situaciją, kai vaikai mokyklos jau nepriskiria prie vietos, kur jie augs ir sužinos daugiausia. Aš norėsiu susitikimo metu su jumis pasidalinti įžvalgomis, kaipgi mes galim mažais žingsniais, mažom frazėm pradėti kiekvieną pamoką, kaip vaikams galime paaiškinti, kodėl verta investuoti laiką į augimą, o ne į pramogą. Bet kartu norėsiu pakviesti patyrinėti ir sudėtingesnius procesus, pavyzdžiui, kaip turėtų atrodyti mūsų asmeninis pokalbis su jaunimu, kaip mes galėtume su vaikais atakuoti ir keisti jų nuostatas apskritai, koks yra mokymosi tikslas, koks yra žinių tikslas, koks yra mūsų mokyklos tikslas. Kviečiu mūsų susitikimo metu aptarti šiuos aspektus, pasižiūrėkite, ką įsinešite ir pritaikysite galbūt jau nuo kitos dienos.